Tai airinė paskutinės varžybos prieš olimpinės kvalifikacijos susidarymą ir įvykdė olimpinį normatyvą. Tai papasakok apie tas džiaugsmo ašaras ir emocijas. Iš tikrųjų, tų emocijų dar dabar labai daug ir net atrodo nesinori jų vėl užkabinti, nes tikrai pasipils ašaros, bet labai kantriai, per labai daug įvairių trikdžių, su labai daug įvairių niuansų šį sezoną ėjau žingsnis po žingsnio olimpinių žaidynių link. Ir tikrai visi aplinkui matė, kiek daug darbo įdedu, matė, kaip man vietom nesiseka, kaip kartais ir skauda, kaip kartais dar kas nors įvyksta. Ir tiesiog visi be jokių papildomų minčių labai palaikė ir tą iš tikrųjų jaučiau. Ir to streso tikrai kaip ir buvo daug, bet žinojau viduje savy, kad aš tikrai esu pasiruošus. Nepaisant mini traumelių, nepaisant kitų nesklandumų, žinau, kad esu pasiruošus. Ta patvirtino ir mano pirmoji trenerė Tatjana Krasauskienė. Jau Europos čempionate atėjo, sakė, aš matau, kad tu gali šokti. Mano dabartinė trenerė Audra Gavelytė ir Indrek Tustit, jie irgi sako, mes matom, kad tu gali šokti. Ir kai tiek daug žmonių, prezidentas, psichologė Aistė Žemaitytė, mano artimieji, kai visi susivieniję man nuolat sakė, kad aš galiu šokti, iš tikrųjų paskutinėse varžybose Čekijoje tą pajaučiau ir supratau, kad nebėra kur dingti. Turiu vieną šansą, kurį tikrai privalau išnaudoti vienaip ar kitaip. Ir to nepavyko padaryti Čekijoje prieš keletą dienų, o šiandieną tikrai atrodo viskas kaip ir sava, viskas pažįstama, sektorius yra atnaujintas, tai ačiū mūsų prezidentui ir Palangos merui už atnaujinimą. Tai atrodo visos sąlygos buvo padarytos tam, kad tas rezultatas būtų, tai tiesiog neleidau savo jo nepadaryti. Ir net jeigu ir pradžioje šiek tiek nesijaučiau užtikrintai, gal šiek tiek jaudinausi dėl atsakomybės, dėl apskritai aplinkybių, bet jaučiau, kad šiai dienai esu tikrai pasiruošus šokti ir padarysiu viską, ką reikia, kad normatyvas būtų mano kišenėje. Šiandien visose varžybose visi šuoliai tokia užtikrinti atrodė, gerai jauteisi. Ir būtent ta patirtis tokio pasitikėjimo savimi šiandien suteikia, kad ir su tuo jauduliu išėjo lengviau susitvarkyti. Patirtis be abejo labai daug ką duoda ir kaip daugelis pradeda šnekėti, kad sportininkams virš 30 jau yra kaip ir karjeros saulėlydis, tai norėčiau pasakyti, kad galbūt tai yra kaip antras kvėpavimas. Nes mes turim labai daug patirties, aš tikrai esu buvusi visokiose situacijose ir žinau, kaip iš jų reikia išsivinguriuoti. Tai manau, kad ta patirtis ir tas vidinis užtikrintumas ir žinojimas, kad aš tikrai esu pasiruošus ir neturiu suklupti ties žemais aukščiais, manau ir lėmė, kad visi bandymai buvo iš pirmų mėginimų ir pakankamai švariai, ir 97 jaučiau, tiesiog vis tiek šuolininkas jaučia, bet jauti, kad kartelė kažkur buvo toli, jos su niekuo neliečiau, tai yra absoliučiai švarus rezultatas. Vasarą esu šokusi tik tai 1 centimetrų daugiau savo karjeroje, tai 1,98 m. Ir jeigu tai nebūtų tokios reikšmės varžybos, galbūt būčiau dar ir tęsus varžybas ir bandžius pasikesinti į 2 metrus ir daugiau, bet suprantu, kad šiai dienai tikslas buvo normatyvas ir nereikia šokti aukščiau savo bambos ir niekad nežinai, kaip gali viskas susiklosti. Tai viskas įvyko gerai, emocijų tikrai buvo daug, tai tiesiog nusprendėm baigti ir pasitaupyti dar artėjančiam olimpiniam žaidynėm. Geriausi rezultatai būtent prieš Liepos mėnesį, prieš tas olimpinės žaidynės. Ar čia galima teikti, kad geras darbas su treneriu ir planavimas lėmė tai, kad ta forma dabar yra tokiam pakilime? Iš tiesų, aš ir visą praėjusį ciklą olimpinę aš dirbau pagal tuos pačius planus. Labai minimaliai kas keitėsi. Ir atrodo, kad kūnas dažniausiai būdavo paruoštas, bet praėjusiais metais gana nesėkmingai nusiplėšiau vėl čiurnos raiščius prieš pat sezoną ir teko vargti su tuo. Dar prieš tai turėjau dar kitų problemų ir atrodo kažkas pakišdavo koją ir dažniausiai tai būdavo sveikatos kažkokios bėdos. Šiais metais viskas tikrai ėjosi pakankamai sklandžiai. Prie komandos prisijungė Audra Gavelytė, tikrai su didžiulė patirtimi, labai dideliu palaikymu ir pozityvu. Ir ji besąlygiškai tikėjo kiekvienam žingsnį, kad aš galiu tai padaryti. Ir tas palaikymas, kai tu šalia kiekvieną dieną turi žmogų, kuris sako, kad aš matau, kad tu gali, tu esi pasiruošus, tu esi stipri, tas tikrai labai daug duoda. Ir tada, net jeigu ir pats kartais suabejoji, turi visą laiką šalia žmogų, kuris sako, neabejok.
viskas yra gerai, aš mačiau, kokį tu darbą dirbai, aš mačiau, kaip tu viską darai, viską gali padaryti. Tai aišku, tas komandos papildymas ir Audros atsiradimas jame tikrai padėjo ir esu tikrai dėkinga abiem savo treneriam. Ir tiek Indrė Ktustit ir Audrai, kad jie nepaliko manęs už borto ir nenurašė kaip tos vyresnės sportininkės. Bet taip pat ir dėkoju ir visiems kitiems, kurie palaikė mane. Ir netgi mano, kaip ir minėjau, pirmoji trenerė Tatjana Krasauskienė šį sezoną tikrai stebėdavo, kaip ir aš darau treniruotės ir negailėdavo patarimų įvairių ir kitų dalykų ir pasidalindavo savo patirtim ir su Audra. Taip, kad čia yra tas rezultatas, jisai neateina tik iš vieno žmogaus. Tai yra didelės komandos darbas, tai yra klubo palaikymas, tai yra federacijos palaikymas, tai yra medicinos personalo palaikymas, psichologų, artimųjų trenerių. Tai yra, jeigu daug kas galvoja, kad rezultatas tai yra vieno sportininko, tai yra netiesa. Už to slypi labai daug darbo ir tas darbas yra dažniausiai ne vieno žmogaus. Iškovojo kelialapį jau 4 olimpinės žaidynės, kur startuosi po daugiau nei mėnesio. Kaip dabar atrodys tas šventimas pradžiai šio fakto ir tada pasiruošimas rugpjūčio mėnesį? Švęsti tikrai reikia, nes yra ką. O kaip švęsim, tai dar nuspręsim po varžybų, bet iš tikrųjų birželio mėnuo buvo beprotiškai intensyvus ir tikrai vaikėmės ir tų reitinginių varžybų ir vyko Europos čempionatas, kur dėl teisėjų klaidos nepavyko realizuoti savęs taip, kaip norėjau. Tai tos įtampos buvo labai daug tų emocijų ir dėl to galbūt ir pratrūkau sektoriui, nes tiek visko savy buvau sukaupus ir tiek visko laikiau, norėdama, kad tai nesutrukdytų rezultatų, kad galiausiai, kai viskas susiklostė taip, kaip norėjau, tiesiog emociją paleidau, viskas atslūgo ir tiesiog pasipylė. Tai pirmiausia, aišku, laukia, šis savaitgalis tikrai bus laisvas atsigauti tiek fiziškai, tiek emociškai, tiek psichologiškai. Ir nuo Liepos 1 liekame Palangoje su rinktine toliau ruoštis olimpiniams žaidynėms. Ir kaip ir čia sakiau šiandieną kažkam, kad reikia šiek tiek pasitaupyti ir olimpiadai. Tai dabar svarbiausia, kuo sveikesnė ateiti olimpinės žaidynės, kad tas treniruočių procesas eitųsi kiek įmanoma lengviau ir sklandžiau. Ir tikiu, kad viskas turi būti gerai. Galbūt, sako, 3 kartas nemeluoja, bet man galbūt 4 kartas nemeluos. Ir šias žaidynės atvyksiu tikrai pasiruošusi, neperspaudusi savęs ir tikrai su didesniais pajėgumais, nes panašu, kad jau sugrįžtų į tą savo senąją gerąją airinės versiją.